Pradėjau vėl grįžti į savo laivus, į savo teritoriją, į savo sostą. Va, ir aš nežinau, ta prasme, palaikymo aš niekada nežaidžiu, Petrai, aš niekada neprašau tapukų, širdukų, man nepatinka šitie dalykai, tai aš nežinau, kas tas palaikymas yra. Pas mane ateina labai dažnai kalba apie prostituciją. Ir man tas labai patinka, kai man pasako, kad aš prostitutė, aš visada galvoju, aš labai daug pinigų turėčiau turėti ir galvoju, blėt, jeigu aš gerai čiulpčiau ir gerai pasiduočiau, tai įsivaizduoju, tu pasiduodi 300 kokie pinigėlio. Ten, žinai, vieną kartą, antrą kartą į dieną, ten kokius 600, 2 kartus atlaikyčiau dar per parą, stopadoviai. Tai, sakėjim, kokie pa 600, tai pizdakro, čia aš sukeitinčiau kompą, tada varyčiau žaisti Call of Duty, grįžčiau į tankus, nes kalėdų sezonas dovanėlės. Eik, tai žvėris būtų, darbas nachren eitų. Bet va, tu maladies, kad tu tokia esi, nebijai, ką apie tave pasakys, tu maladies esi moteris. Šaunuoju. O koks skirtumas, ko aš dirbčiau, ar prostitutė, ar ten gatvė šlavė, ar aš nuo to būčiau kitoks žmogus. Nu, tu šaunuolė, Agne. O ką tu galvoji, kaip žmogus save dalina visiems? Nu va, pavyzdžiui, vyras dalina. Bet jeigu merga gali, koks skirtumas, moteris ar vyras, jeigu jie gali, jeigu jie mato tą maistrą, kodėl ne, pavyzdžiui, aš esu pasyvė. Sakym, man reikia, sakym, jausmo, ne, aš ten, sakym, išeinu į klubą, aš išeinu prisigerti, ne, aš nuvarau įsitaškyti, man pohui tenais, niekada nieks manęs nekalbina ir niekam nebuvau įdomi, ne. Bet jeigu, sakykime, yra gražus kūnas, jeigu mergina išdirba save ir jinai yra dalinai nimfomanė ir vyras lygiai taip pat, ir jeigu jie iš to dar uždirba, flak vrūkiai vperiod. O ko ne, vienas gyvenimas, kiekvienas nugyvenam savo gyvenimą. Ar nuo to jie tampa blogesni žmonės, kad jie turi kaifą nuo sekso? Kad jie, blėt, gali dirbti to galu, blėt. Čia jau, blėt, seniausia, pirmiausia istorija. Geltona korta visur net Dostojevskise knygose pažymėta. Kogi ne? Einat, moka, gali, tegūna. Agne, dabar aš duosiu klausimą. Ar dabar, jeigu užduosiu klausimą, ar tu esi infomanija? Ne, dėja ne. Kad ir kaip, sakykime, aš įsivaizduoju, kad partneriai labai norėtų, ne. O ką tu manai, kai du infomanai sueina, vyras ir moteris? Skauda. Ačiū, kad skaudėtų. Ne. Ne, neskaudėtų. Blet, ką aš žinau, tai reikia visada pasakyti, sudrėkti, nu tai jeigu jau tu ten... Aš tau pasakysiu apie tuos du žmonės, aš kuriuos pažįstu infomanus, vyrą ir moterį sueinant. Tai žinok, idealiausia pora. Idealiausia pora. Ten nėra jokių trūkumų tarp jų. Ir aš, pavyzdžiui, esu bendravęs su ta pora, tai žinok, jie niekada va ten pas jūs aš buvau ir name, niekad pas jūs triukšmo negirdėt, kad jie pyktųsi. Tai labai retenybė, bet jie tokie linksmi, žmonės, žaismingi, ačiū. Bet tie infomanai, žinok, ir kai man papasakojo tas vyras, turinti savo žmoną infomanę, sakė, mes ko tik neprisigalvojam, tėti. Bet dažniausiai tokie žmonės eina į svingerius, kiek aš žinau. Eina visur, vieno partnerio. Ne, bet aš tau pasakysiu, nu jie laimingi yra žmonės, jie laimingi, jie neįksykio viens kito neišdavė. O tai tu galvoji, kad žmonės, kurie ne vien tik tai moka mėgautis kročio kūnais, bet yra ir dvasinis jausmas, yra kažkoks inteligencinė trauka, yra įvairūs skirtingi dalykai, sakėjim, galbūt kažkokie hobiai, tai jie jaučiasi mažiau laimingi negu tie, kurie duodasi 20 valandų per parą? Ne, nu aš tau paaiškinsiu. Nu tai vis tiek visų pirma yra dvasinis ryšys, seksas yra trauka. Taip. Trauka yra energija, energija turi gautis iš kažkur, tai sakykim, tu negali, ta prasme, visą laiką tik tai savo pojūčius, tau vis tiek tu pavargsti nuo žmogaus, nėra žemėje poros, kuri gyvenime nėra pavargus viena nuo kitos. Tu gali nesibart, tu gali nesipykti, tai irgi nesantykiai, nes todėl, kad tai irgi gali užduoti klausimų, negu aš tau nerūpiu. Dabar tu pasižiūrėk. Mergina, karočią, įsirošė į klubą ir tu išleidi, nes pasitikė. Tu tipo sėdės kaip niekur nieko palibomu, tu nors kartais susimastysi, blėt, nu,
O gal bus geresnis, o gal bus fainesnis, visada yra konkurencinis lygis, dar kažkas. Nu, Tu negali, o ta prasme, dabar tas nimfomanizmas, tai, blėt, ir apskritai, kiek, sakėjim, aš žinau vieną merginą, kuri irgi linkusi į tai, ir jinai, sakėjim, ir aš turiu pažįstamų, kurie ją drožė, tai pasakė, kad jinai tiesiog užlipa ir joja be kaifo. Ta prasme, jai reikia smūgio, jai reikia dūžio, jai reikia to, ir, pavyzdžiui, tai gerai, kad bibys atitiko kotas atitiko, karočią suprantai. Tai čia dar vienas, o jeigu ne, tai irgi, eik tu, ne, aš nežinau, man tai tenais visi tie nukrypimai. Ačiū už viską, už tą kepurę. Dabar noriu tavęs paklausti, ką tu manai, bet dabar aš tau užduosiu klausimą, tu tokį vyrą skaitai nenormaliu, kuris dažnai nori savo žmonos. Nuolat. Man atrodo, kiekvienas vyras nori dažnai. Dažnai savo žmonos, savo draugės. Kas yra dažnai? Kas yra dažnai? Dažnai, pavyzdžiui, kaip tave tenkintų, kad vyras norėtų ryte, vakare ir kiekvieną dieną, čia ne kiekvieną dieną. Ir dar būtų, jeigu... Pagal mediciną vyrui reikia sekso aktų į mėnesį mažiausiai 27 kartų. Vadinasi, tikrai beveik kiekvieną dieną jis turi gauti bent po sykį, čia iki 45 metų plus minus. Tai, sakykime, jeigu ryte ir vakare, tai, sakykime, tai visgi turi būti trauka, ne jeigu jinai yra normali sveika trauka tarp žmonių, tai yra, ta prasme, rytinukas ZB, jeigu nenori įsisiot, nes jeigu nori įsisiot, tai labai aptaško. O šiaip tai, ką aš žinau, man atrodo, normaliam seksualiam, ta prasme, gyvam amžiui su savo partneriu turėti kiekvieną dieną, tai pakankamai, man atrodo, normali statistinė seksualinė norma. Bet taip pagalvok, Agne, vyras ryte 2 kartus dar norėtų. Žiūrint kiek metų vyrui, aš nepatikėsiu, kad 40 metais gali 3-4 kartus kiekvieną dieną, nors užmušk nepatikėsiu. Agne, paklausyk, dabar, kad tu pasakė 40 metų, tu dabar tau aš pasakysiu, tu nukrisi. Man 39 buvo metai ir 40, aš noriu kiekvieną dieną. Aš kiekvieną dieną noriu. Ir aš jokių vaistų nevartoju, kaip tie kiti vartoja. Tai gerai, o tu kiekvieną dieną pisi moteris, prašau? Aš sveikas žmogus, aš su viena moterim, sako, žinai, paklausyk, Agne, ta moteris mane pažįsta, sako, Petrai, aš nesuprantu, tu gal ką nors vartoji, ne, sakau, kaip tu nori. Tu turi kiekvieną dieną moterį? Aš kiekvieną dieną jos noriu. Kiekvieną dieną. Tu nori, bet tu ją paimi kiekvieną dieną? Kiekvieną dieną. Kiekvieną dieną ją paimi? Jo, kiekvieną dieną. Metus? Jo. Okei, ta prasme. Bet aš nežinau, ką tau pasakyti. Aš taip įsivaizduoju, ta prasme, aš tikrai atsiprašau, aš negaliu spręsti iš savo gyvenimo, iš savo seksualinio gyvenimo. Bet, sakykime, paėmus teoriškai, tai visus metus kiekvieną dieną apturėti seksą netgi fiziškai neįmanoma, nes dėl, kad jeigu tu esi fiziškai darbingas, atidirbi 80 arba 12 valandų darbo, tada tu, sakykime, jeigu turėti ant palikuonių savo asmeninis teroristus, kokius, sakykime, mokyklos, būreliai, dar kažkas ir taip toliau, tai fizinis pajėgumas jisai sumažėja. Tai jeigu nuėmus visus faktorius, aš sutinku tai, kad, sakykime, penktadienis, šeštadienis, sekmadienis, sakykime, galbūt dar pirmadienis, antradienis, galbūt trečiadienis, tu jau pohui pagalvosi, blėt, jau užparpsi, kiek galėsi, ketvirtadienis to pudoviai, penktadienį dar kokią atmazą turėsi, šeštadienį galbūt ant šonikų moteriškė atsisuks ir sakys, jeigu nori apsitarnauk nafui. Ir čia nebent tik vyras turi daugiau to... Agne, aš vieną kartą, kurį tai nenorėjau, galiu pasakyti, kai buvo, kad aš buvau labai stipriai nusivaręs, pavargęs. Aš atsimenu, ten kėliau didelį svorį, žinai, didelį svorį, kelis kartus ten reikėjo kelti ir vilkti reikėjo. Ir aš namo parėjau ir karačia
Ir nieko nenorėjau, tik į vieną pusę, tik į pasienį užsisukau. Ir nei mylėtis nenorėjau, nu va tas ir buvo su jie. O tarp mylėjimusi tu dar masturbuojasi, jeigu aš galiu paklausti? Mes normaliai siūsdavom lovų, tai kaip reikalas, Sperma kisėlių, aš atsiprašysiu, sperma kisėlių, aš nesakau, kad aš viską žinau apie tos vyrus, aš tiesiog blemba realiai neįsivaizduoju, kaip žmonės, kurie turi fizinius darbus, ta prasme, eina kiekvieną dieną į darbą ir kiekvieną dieną metus gali turėti seksą. Aš pasakiau, kad aš to neįsivaizduoju, bet jeigu tu kiekvieną dieną gali varyti, ZB, jeigu tavo moteris tokia irgi valio, tai valio, paplosim super kisėlį. Nu, aš tai, pavyzdžiui, pas mane tai nustebimas. Aš sakau, būdavau nusivaręs ar koks, aš noriu. Noriu ir noriu. Nežinau, kas man yra, aš noriu moteris. Nu, pavyzdžiui, sakykim, jeigu manęs paklaustų, sakykim, mane, aš galėčiau, ta prasme, jeigu, sakykim, užsiimčiau masturbaciją, va dabar susidomėjau masturbaciją, tarp kitko, ne taip seniai, tai, sakykim, galbūt yra tas poreikis, o ypač kada turi poilsiuką, kada tau nereikia ten nusirengti romantikos bučinių, pasimasturbuoti, okei. Bet jeigu man reikėtų kiekvieną kartą iš jausmo, sakykim, tos, sakykim, būtent iš jausmo, iš aktyvumo pusės, kad aš irgi būčiau aktyvi lovai, aš abejoju, kad aš tai padaryčiau daugiau negu 2 kartus per savaitę. Ir aš sakau tą iš savęs, aš nesakau, kad kiekvienas žmogus tą darytų, aš tiesiog, sakau faktą, ką aš pažįstu save. O tai, Agne, aš noriu paklausti, dažnai masturbuojas? Ne, aš dar neturiu net masturbatorius, net vibratorius, net neturiu, dabar pradėjau Amazonį žiūrėti, bet kiek pamačiau, kokių Petrai. Ai, tu nahu, yra tokia kėdutė, kėdutė yra, toks stovas ir ant jo užsimauni kokį nori dydį ir hujarina, blėt. Tu tiesiog atsėdi ir tave hujarina kėdė, eik tu nahu, galvoju, ir kem 6 pinigai, bibidėjau, galvoju, reikia, nahu, tie vyrai, kai yra, blėt, visos technikos, eik. Nu, tu maladės, Agne, nu, tu pavarai. Bet jeigu Agne, klausyk, bet jeigu būtų susitiktume realiai, aš tave išniurkyčiau lovą, tu nepamirštum. Aš turėsiu omeny, Petrai. Jo, aš tave jau išniurkyčiau lovą. Būtinai, ką tu. O kokie tavo fetišai, Petrai? Kaip suprasti? Fetišai, turi kokių nors perliukų, kas tau labiausiai patinka? Ai, lovai? Ne, blėt, už lovos, nu koks skirtumas ant spintos, nu bet ta prasme su moterim. Ai, visokių dalykų, mėgstu gamtoj su jai, mašinoje. Ne, fetišas būtent, pavyzdžiui, gal tau labai patinka, kad tau nučilpia prieš seksą, ar gal tau labai patinka, kada, sakykim, tau spenelius patampa, ar ausis tenais kaip nors, ar tau patinka kažkokie specifiniai poza. O įvairiai visokių dalykų, mes įvairiai visokių dalykų, visokių. Aš visur mėgdavau įvairovės, man patikdavo įvairovės. O kokia tau mėgstamiausia poza? Bet miške ant skrusdėlių, ne? O kokia mėgstamiausia poza? Ne, mašinoj, pavyzdžiui, prie Šešupės, kažkur prie kranto, vasarą, va, tai ten įvairovės visur, va. Nu, būdavo smagu, nu. Ne vienoj vietoje, ne vienoj lovoj, pavyzdžiui, būdavo ir ant grindų visur. Nu, tai aš šitą suprantu, bet ta prasme poza, Petrai, poza. Aš tau pozos visokios. Aš esu, žinai, tau pasakysiu, su moterį mylėjęs darbe ofise, kabinete. Nu. Kur, kabinete ofise? Ofise, tai čia ne poza. Nu, bet čia ne poza. Nu, koks skirtumas, kokioj vietoj poza? Nu, visokia poza. Bebro poza tau patinka? Ir šuniuku, ir visokiam. Na gerai, o bebro? Bebros tai aš dar nemėginęs, nu. Net nemėginęs, nu, tai klausyk. O tai kokia čia ta poza bebro, tu man paaiškink. Kada moteris palangė dantim įsikanda. Ai, šitos dar nebuvęs, na. Nebandai? Nu. Ne, turi išbarškinti taip, kad priekinių dantų net nelikt. Ai, dar nebandžiau. Nu. Gaila, gerai, aš štai ir įsistačiau. O taip tai visur buvę, kur pas mane
ofise, buvę kabinete. Gerai, buvę... tada palauk. Nu gerai, nesvarbu man vietos, kur buvo. O